Na tai sakykit, ar po gero savaitgalio grįžę į ofisą kartais nenulaikot kavos ir šliūkštelit ant žemės? Ar šalia sėdintis Petras pastoviai nusiima batus ir net kai išeina namo užuodžiate jo kvapą? O dabar rimtai, net jeigu kartais atrodo, kad ofise viskas gerai, bet atėjus jums prasideda sloga, ar tiesiog dušna ir nemalonu kvėpuoti, tai nieko normalaus, nepripraskite prie to. Tai yra susikaupę nešvarumai, susikaupusios dulkės, kurias reikia šalinti. Mes, Rakūno komanda, esam pasiruošę jums padėti ir toliau nesugalvojau, ką tai. Patirties turime su mažais ofisais, su masyviais Vilniaus centro ofisais, tikrai nenuvilsime kokybę, greičiu ir atsakingumu. Ir taip, mes suprantam, jūs turit valytojas, jos visada sausai prasiurbė jūsų kiliminę dangą, viskas gerai. Bet giliau patekę nešvarumai niekur nedingsta, jie vis dar ten. Negyvenkite su jais, gyvenkite su švara, kvieskite Rakūną. Jeigu norite, kad darbas ir mums būtų bent šiek tiek lengvesnis, rimtesnių dėmių nesiimkite valytis patys, palikite tai mums. Beje, jeigu paskambinsite mums, mes nemokamai jūs pakonsultuosime ir pasakysime, ką galite daryti, ko daryti negalite, na ir aišku, kada susitiksime.